2025 metais, rugpjūčio 2 dieną vakare, mes atvykome į Zakopanę. Kitą dieną mes, kaip ir visi lenkai, nutarėme aplankyti Morskoje oko ir dar palypėti iki Juodojo ežero. Nuo mūsų nakvynės vietos Zakopanėje iki aikštelės, kur galima mašiną palikti pradedant žygį, buvo apie 27 km. Tai maždaug 50 minučių keliavimo automobiliu. Beje, automobilių stovėjimo vietą verta rezervuotis iš anksto ir internetu. Priešingų atveju, jei geras oras, prieš paskutinį žiedą link stovėjimo aikštelės yra tikrinama, ar turite rezervaciją. Jei ne, tai nukreipia į privačias stovėjimo aikšteles, kurios yra jau Slovakijoje. Ne tragedija, bet nuo šios aikštelės iki aikštelės, kur vietą galima rezervuotis iš anksto ir ji yra arčiausiai žygio pradžiaus, yra apie 1 km ir 600 metrų. Todėl pirmyn ir atgal prie šios dienos žygio prisidėtų žygiavimo virš 3 km. Vienu metu dangus išgąsdina. Lietus kokį 20 minučių lyja, bet po to nustoja ir visa diena be lietaus. Šis maršrutas laikomas gana lengvu ir pritaikytų daugumai keliautojų, nes didžioji dalis tako yra asfaltuota. Asmenims, kuriems yra per didelis atstumas, yra alternatyva – vežimas traukiamas arkliu. Taip galima nukeliauti didžiąją dalį atstumo. Kaina į vieną pusę apie 25 eurai. Morske oko arba Jūros akis yra didžiausias ežeras Tatrų kalnuose, pietų Lenkijoje. Šis ledyninės kilmės ežeras yra apsuptas aukščiausių kalnų viršūnių, įskaitant Rysų aukščiausią kalną Lenkijoje. Dėl savo įspūdingos gamtos ir lengvo pasiekiamumo, Morske oko tapo vienu populiariausių Lenkijos turistinių objektų. Kodėl Morske oko toks populiarus tarp Lenkų? Yra keletas priežasčių, kodėl Lenkai taip myli Morske oko. Paprastas pasiekiamumas. Nors ežeras yra aukštai kalnuose, jį galima pasiekti pėsčiomis, einant asfaltuotu keliu, kas trunka apie 2 valandas. Tai leidžia pasigrožėti nuostabiais vaizdais net ir tiems, kurie nėra patyrę žygeiviai. Įspūdingi vaizdai. Ežeras supa vaizdingos kalnų viršūnes, kurių atspindžiai matomi krištalo skaidrumo ežero vandenyje. Tai sukuria nepakartojamą, atviruko vertą kraštovaizdį, kurį mėgsta fotografuoti tiek profesionalai, tiek mėgėjai. Legenda ir romantika. Su ežeru siejama legenda, kad jis yra požeminio kanalo dalis, jungiančio jį su Baltijos jūra. Nors tai tik mitas, jis suteikia vietai paslapties ir romantikos. Puiki vieta žygiams. Morske oko yra puikus atspirties taškas sudėtingesniems žygiams į Tatrų kalnus, pavyzdžiui, į Rysų viršūnę. Todėl ežeras traukia ne tik tuos, kurie nori tiesiog pasivaikščioti, bet ir rimtus kalnų žygeivius. Dėl šių priežasčių Morske oko tapo tikru Lenkijos gamtos simboliu, kurį privalo aplankyti kiekvienas Lenkijos pilietis ar šalies svečias. Prie Morskojo oko yra kavinė, galima pailsėti ir pasistiprinti. Kadangi užkandrėlės ir dujų balionėlį kavai išsivirti nešame su savimi, tai investuojame. Pasidarome po kelias fotografijas ir keliaujame toliau link Juodojo ežero. Truputį paėjėję, randame puikią apžvalgos aikštelę į ką tik aplankytą Morskoje oko. Nutarėme pasistiprinti ir kavą išgerti su vaizdu. Žygiuoti kelias tikrai patogus. Keliaujame nealinami karščio ir su malone šiluma. Iki finišo yra kokie 3 punktai su tualetais. Nors šiandien ir prastesnis oras, bet žygeivių tikrai daug. Nuo automobilių aikštelės, kuri yra arčiausiai žygio trasos, iki Morskoje oko yra apie 9 km. Sukilimas 424 metrai. Toliau žygiuojame link Juodojo ežero. Nuo Morskie oko iki Juodojo ežero Čarni stav pod Rysami yra 1 km 800 metrų atstumas, o sukilimas siekia apie 230 metrų. Žygis trunka maždaug 1 valandą. Juodasis ežeras, lenkiškai Černustav pod Rysami,
yra įspūdingas kalnų ežeras, esantis Lenkijos Tatruose virš Morskyje Oko ežero. Jis pasižymi šiomis savybėmis. Pavadinimo kilmė. Ežero pavadinimas Juodasis kilęs nuo jo vandens spalvos, kuri atrodo tamsi, beveik juoda. Taip yra dėl aplinkinių uolų, kurios meta gilų šešėlį, ir melsvabumblių rūšių Pleurocapsa polonica bei Pleurocapsa minor, gyvenančių ežere. Gylis. Juodasis ežeras yra giliausias ežeras Lenkijos Tatruose, siekiantis net 76,4 metrų gylį. Tai yra gerokai giliau nei Morskyje Oko. Vieta. Ežeras yra išsidėstęs ledyninėme cirke 1583 metrų aukštyje virš jūros lygio ir yra paskutinis vandens telkinys prieš kopiant į Rysų kalną, aukščiausią viršūnę Lenkijoje. Kraštovaizdis. Jį supa stačios uolos ir didingos viršūnės, tokios kaip Rysai ir Kazalnica. Vaizdas nuo ežero į viršų yra itin dramatiškas ir traukia daugybę žygeivių ir fotografų. Čia prasideda kelias į Rysus. Juodasis ežeras yra esminis taškas visiems, kurie keliauja į Rysų viršūnę. Būtent nuo čia prasideda sudėtingiausias ir statiškiausias maršrutas į kalną. Kriokslys. Iš Juodojo ežero vanduo kaskadomis krinta žemyn į Morskyje Oko, suformuodamas nedidelį kriokslį, vadinamą Černostavianską Siklavą. O iš Juodojo ežero pasukame atgal. Šią dieną nueiname apie 20 km ir 630 metrų sukilimo. Ir dar vienas niuansas. Nors ir rezervuojantis aikštelę internetu, reikia kuo anksčiau atvykti, vėliausiai kokią 7 valandą ryto. Mat ši aikštelė susideda iš 3 dalių. Pirma yra arčiausiai žygio trasos, kai jų užsipildo, mašinos statomos ant kelio. Kai nelieka vietos ant kelio, vėliausiai kurie atvyksta, automobilius stato aikštelėje netoli Slovakijos sienos. Todėl kurie vėliausiai atvyksta, kad ir turi internetinę rezervaciją, vis tiek prie maršruto jiems prisideda virš 3 km. Rezervacijos kaina automobiliui apie 12 eurų. Taip pat reikia asmeniui susimokėti apie 2,5 euro už įėjimą į nacionalinį parką. Taip pat yra ir alternatyva – keliauti visuomeniniu transportu. Jų yra daug ir dažnai važiuoja iš Zakopanės centro iki žygio pradžios ir atgal. Tai turi savo privalumų ir trūkumų. Po žygio vakarienė šalia gyvenamos vietos. Visi adresai, GPS koordinatės ir žygio dienoraštis pirmame komentare.